Na, o aš šiandien turiu žiauriai fainą ir jaukų persirengimo kambarį. Einam parodysiu. Labas, mano vardas Džineva, o tu žiūri mano DJ vlogą ir dabar aš net pasimečiau kelintas, tai jau yra ir greit pasižiūrėsiu. Jis bus 27. Buvo tam tikras laikas, kai vlogų nebuvo, bet dabar vėl jie turėtų pasirodyti ir viskas turėtų būti vėl reguliaru. Na, o šiandien iš karto, taip sakant, krentame į veiksmą ir nieko nelaukiant noriu papasakoti jums apie vakarėlį, kuris vyks rytoj. Šiandien yra gruodžio 30, rytoj gruodžio 31, o tai reiškia, kad rytoj laukia nuostabus naujųjų metų vakarėlis Vilnius Grand Resorte. Ir rytoj ne šiaip kažkoks vakarėlis su didžėjim, o visa vedėjo programa, apie tai šiek tiek vėliau. Taip pat bus Justinas Jarutis kaip Vinis vakaro žvaigždė, kuris duos savo koncertą ten. Ir jau po vidurnakčio žmonės šokdinsiu aš su gera muzika iki pat ryto. Nu, dabar trumpai apie tai, kaip patekau būtent į tą vakarėlį, kuris vyks rytoj. Tai jau turbūt prieš pusmetį, jeigu nedaugiau, su manim susisiekė renginių vedėjas Evaldas Venskutonis ir sako, nu, kaip tu šiemet? Ir aš taip pasižiūrėjau, pagalvojau, kaip ir planų neturiu, why not, taip sakant. Tai, žodžiu, mes susitarėme su juo, kad būtent naujųjų metų naktį Vilnius Grand Resorte grosiu aš. Tai žodžiu, kol kas pasiruošimas yra baigtas, atsidėjau ir šiek tiek daugiau lietuviškų kūrinių, naujesnių, senesnių, remiksuotų, neremiksuotų, nes kaip rodo Evaldo patirtis šiuose renginiuose, nes jis ten naujosius metus veda ne pirmą kartą, publika renkasi vis jaunesnė ir be abejo lietuviška publika, todėl nenuostabu, kad ir Jarutis pats dainuos ir manau, kad vakarėliui taip pat reikia ir gerų kūrinių, kur galima patiems užtraukti gerą dainą. Tai žodžiu, taip pat pasirašiau ir klasikos, šokių klasikos, kuri tikrai gerai visiems žinoma, bei šiek tiek naujesnių kūrinių, kurie galbūt yra daugiau energingesni, trankesni, bet ne per daug. Nes prisiminkime, kad čia nėra kažkoks festivalis, čia yra naujųjų metų vakarėlis. Ir man pat vakarėlis naujųjų metų asocijuojasi su šiek tiek kitokia muzika, neigu tai būtų klube ar privačiame vakarėlyje. Na, pažiūrėsime, kaip ten bus. Naujuosius metus aš dirbu ne pirmą kartą ir įvairiose vietose dirbau ir jau tam tikrą patirtį esu susidėjęs savo galvoje. Na kągi, pasiruošimas baigtas, viskas good, atrodo neblogai ir dabar teliko pasiruošti aprangą, bet tai jau darysime rytoj. Na, o kol kas jums gero žiūrėjimo toliau. Nors šiandien dar yra gruodžio 30 ir mano grojimas rytoj, bet aš jau jaučiu tokį jaudulį, jog tai būtų šiandien. Ir kažko aš truputį nerimauju, kad viskas būtų savo vietoj. Tikiuosi viskas gerai ir bus. Čia dar vienas dalykas, kurį norėjau jums parodyti ir kurio labai didžiuojuosi, tai yra mano naujas darbo kambarys, kuris kad nors bus padarytas pilnai. O dabar dar tai tik pradžia.
Bet pradžia jau yra. Taigi pajudam iš namų ir blemba, aš nesuprantu tų žiemų jau. Ant tiek prastas oras, tiek per šventes, tiek, gruodžio pradžioje, kai jau anksčiau, pamenu, eidavome į mokyklą per sniegą, per pusnis, kaip tėvai pasakodavo, 500 km per miškus ir kalnus. Tas pačios kalėdos, naujieji metai, be sniego. Atrodo, lyg, nėra tos visiškai šventinės nuotaikos, nes nėra pagrindinio šventinio atributo. Taip tas pats kaip ateitų didžėjus pagroti, bet be muzikos. Ta prasme, why? Kada vėl žiemos bus normalios? Ok, ne apie tai šiandien, geresnė nuotaika užplūs turbūt šiek tiek vėliau. Jau važiuoju pasiimti dukros iš darželio ir tada nuvešiu žmonai į darbą. Šiandien susitarėme taip dėl nenumatytų aplinkybių, kad aš grosiu daug anksčiau. Bet iš pradžių reikia pasiimti naujametines dovanas. Mira, važiuojam pas mamą? Valia! Gerai, važiuojam. Taigi, po trumpų šeimininių pasisėdėjimų ir naujametinių pietų vietoj vakarienės, dėja vakarienę šiandien nepavyks su šeima paturėti, bet užtat teks paturėti tikrai neblogą vakarą renginyje kartu su vedėju Evaldu Venskutoniu ir Justinu Jaručiu. Ir pagaliau važiuojam į renginio vietą. Ir apsižiūrėsim, kaip ten kas. Soundcheckas bus mano apie 3 po 3, o vėliau jau atvažiuos Justino Jaručio chebra ir darys savo soundchecką tada. Aš turėsiu valandą, kad viską prasičekinti su garsu, muzika ir taip toliau. Šiaip man dar įdomu, kiek šiandien bus žmonių šiame renginyje. Aš nežinau, kaip sekėsi bilietų pardavimai. Bilietai turėjo tikrai neblogą kainą, nemažą. Bet aš manau, kad viskas labai gerai ten apskaičiuota, žinant, kad galima ir apsistoti, jeigu neklystu, kelioms naktims su maitinimu, tai tikrai viskas labai apsimoka. Ir įdomu, kiek žmonių iš tikrųjų bus ir kiek žmonių čia pasiliks nakvyniai. Tai, bet kadangi toks vakarėlis, tokio pobūdžio vakarėlis vyksta ne pirmą kartą, manau, kad viskas yra tikrai padaryta taip, kad žmonėm būtų faina. Taigi atrodo viskas kol kas pagal planą, aš savo įrangą pasijungiau, prasičekinau, viskas atrodo neblogai. Pradėsiu aš šalia scenos, o vėliau būsiu perkeltas į pačią sceną po vidurnakčio, kad jau groti iki pat ryto. Komanda draugiška faina, RTA Pro, profesionalai. Ir šiandien vyksta toks kolabas. Kolabas tarp DJ Spektro, tai yra mūsų pusės ir manęs kaip žmogaus, ir RTA Pro komandos. Profesionalus grasistai, apšvietėjai, scena įgarsina bet ką jums tik reikia. O aš šiandien turiu žiauriai fainą ir jaukų persirengimo kambarį. Einam parodysiu. Tadam! Jis nėra didelis, bet žiauriai jaukus ir aš galėsiu matyti viską, kas vyksta scenoje ir apačioje salėje. O Jėzau, kiek garso ir šviesų šiandien bus. O vakare bus dar gražiau su žmonėm. Šakės bus kaip gerai. Jeigu klausėt, ką veikia didžėjus, kai reikia laukti iki renginio pradžios 3 valandas, kai kada 4 valandas, bet tu tiesiog fiziškai esi vietoje ir tu neturi kur dėtis,
Tai galiu pasakyti tiek, kad stengiuosi tą laiką išnaudoti produktyviai arba kiek įmanoma daugiau pailsėti, pamiegoti, kad vėliau būtų pilnas jėgų arba vėlgi perklausyti muziką, kurią tu nori pabandyti šiandien. Galbūt prisiminti, ką tu gero turi savo kolekcijoje ir paeksperimentuoti. Apšilti rankas, kas be ko ir panašus dalykai. Bet tai žiauriai nuobodu. Vienas 7, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, jau. Šiandien vakarėlis bus, jau. Kągi, bičiuliai, liko vos 10 minučių iki tol, kol atsidarys salės duris ir žmonės pradės eiti ir švęsti naujosius metus. Čia Vilnius Grand Resort viešbutyje. Ir šiandien mes turime Evaldą Venskutonį, turime Justiną Jarutį ir šokius iki ryto. Tai kaip viskas seksis, jūs pamatysite jau netrukus, o mes pradedam, važiuojam ir jums gerą žiūrėjimą. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Jau dabar ten salėje groja Justinas Jarutis su savo grupe gyvai ir žmonės jau šoka šokio aikštelėje. Pirmasis jo išėjimas, tai reiškia pirmoji pauzė man šiandien. Pirmoji vedėjo programos dalis praėjo tikrai gerai, buvo fainas kvizas, į kurį žmonės atsakinėjo naudodami savo telefonus, prisijungdami prie sistemos, kurią pateikė vedėjas Evaldas Venskutonis ir viskas praėjo tikrai linksmai, faini žmonės, užsikūrė nuo beveik iš pat pradžių. Pradėjau aš nuo tiesiog lengvo hauso, disko muzikos ir šiek tiek lietuviškų gabalų įmečiau, kad tiesiog pasižiūrėti į jų reakciją, kaip jie reaguoja į tai. Ir pradžiai žmonės galbūt buvo santūresni, nes tiesiog dar kažkas atėjo tik dviese, kažkas su šeima, kažkas grupe, kažkas minimaliais kiekis. Tai jie apšilo, susipažino, pavalgė ir dabar jau stalai yra draugiškesni ir daugiau to šurmulio iš tų stalų. Tai va, ir toliau vėl bus vedėjo programa, vėl bus jo blogas, tada mano pauzių išpildymas ir tada Jaručio antras pasirodymas, o jau po to naujieji metai ir šokiai iki ryto. Viskas vyksta puikiai, Jarutis groja, žmonės šoka. Tikiuosi girdite mane gerai. Iki naujų liko 1 valanda ir palydėsime 2024 ir pasitiksim 2025 metus. Liko 3 minutės, mano stalą pernešė iš scenos šono į scenos vidurį, kur būsiu visą naktį. 5, 4, 3, 2, 1.
Su naujais metais! Viršiesi. Tau. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money. Tai labas rytas visiems, kam jau labą dieną, jau sausio 1, naujieji metai, dar kartą su naujaisiais visus, prilinkėjau, palinkėjau, tai jeigu kažką nepalinkėjau, linkiu, kad išsipildytum. Na, o kaip pradėjo mano naktis ir kodėl nebuvo itin daug video šokių, atrodo, kad su naujais metais prasidėjo pas mane naujos problemos. Ir kartais norisi paklausti, kodėl aš. Bet, na, nebuvo viskas taip blogai. Pradžiai, apie 1 valandą nakties pas mane pasibaigė atmintis telefone, todėl negalėjau nieko daugiau filmuoti. Einant vakarui ir šokiams tolyn ir šokiai buvo tikrai geri, su gera pradžia, labai stipria pradžia. Ir tada kažkuriu metu apie 1:30, gal arčiau 3 valandos, ne, arčiau 2 valandos pas mane dingo kanalas vienas, jis tiesiog mirė, štai galiu parodyti. Aš dažniausiai groju per šokius su 1, 2, kai kada naudoju 3, 4, jeigu to reikia. Ir čia grojo daina šitam kanale ir jis tiesiog užsipykino iki galo ir žudė visą sistemą, garsas tiesiog dingo. Ir tada man beliko tik tai jį perkrauti ir bandyti iš naujo. Ir galvojau, gal tiesiog taip nutiko, gal tiesiog sistemiškai kažkas užsikrovė ir galima tęsti toliau. Bet tai kartojosi kelis kartus ir tada aš supratau, kad kanalas ate padarė. Su naujaisiais metais kanalas padarė tiu. Tai vat, teko atsisakyti jo, su garsistu Roku užklijavom, kad aš jo nejudinčiau ir nematyčiau, nes jisai buvo raudonas iki raudonumo čia, iki pomidoro taip vadinamų. Ir teko likti su 3 kanalais. Tai didelės bėdos nebuvo, bet tiesiog, reikės kažką daryti su šią problemą arba gyventi tik su 3 kanalais. Vėliau, kaip ir viskas buvo normaliai, bet labai buvo tokių kai kurių žmonių, kurie labai netgi agresyviai prašė dainų, kurios nelabai tiko tai publikai. O publika buvo lietuviško, solidi publika, buvo keli užsieniečiai, bet jų buvo itin nedaug. Taip, aš įvykdžiau kelis jų užsakymus, kaip ir mūsų lietuviai tai įvertino gan palankiai. Bet tie lietuvių žmonės, kurie atėjo su savo paprašymais, ne visi jie tiko tiem šokiams ir aš tiesiog sakiau, atsiprašau, aš negaliu leisti tos dainos, nes tiesiog aš prarasiu šokių aikštelę. Ir su vienu vyriškiu buvo tiesiog iki tiek kalbėta, kad tiesiog aš jau parašiau personalui, kad ar galite, prašau, paprašyti jį nuo scenos. Nes jis nepaleido tiesiog manęs, jis pastoviai buvo šalia ir prašė. Tai kartais tenka su tokiais diskutuoti, aiškinti ir gražiuoju, aišku, bet ne visi jie supranta. Viskas iš esmės praėjo neblogai, po tų visų niuansų galbūt ir tas vaibas šiek tiek nugeso. Šokiai nebuvo galbūt jau tokie masyvūs kaip prieš tai. Viskas pasibaigė kaip ir numatyta, 4 valandą buvo dar grupelė žmonių paryčiais, kurie šoko ir dėkoja už muziką, tai buvo labai faina, ačiū jiems. Ir taip ir pasibaigė, grįžau namo ir kritau į lovą.
Atrodo, tiek viską papasakau, vlogas eina prie pabaigos. Jeigu patiko, spauskite like mygtuką, prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite to video su jūsų draugais. Ačiū labai už peržiūrą, su jumis buvo Džinevo ir DJ Vlogas. Iki kito karto.